Gerai, aš ten apsipirkau. Reiktų gal pas draugę nueit? Jo. Reiktų. Nes dabar nėra ką veikti ir taip pat taip. Tėtis dirba, ką aš viena namie veiksiu. Koks ten kvapas? Man atrodo, žodžius ledus. Man atrodo, tai ledų mašina ar kas? Aš atsimenu. Tai mano mėgstamiausia ledų mašina. Aš jas valdom, žinai. Reikia greičiau bėgti. Čia padėsiu. Labą dieną. Labą dieną. Kuo galiu padėti? Man vienu vaniliniu ledų ir... Jo. Ko? Vienų vanilinių ledų. Prašyčiau. Atleiskit, bet mes neprekiaujam ledais. Anksčiau prekiaudavom, bet dabar nebe. Bet tai aš išuodžiau ledų kvapą ir... Jo, buvo keli ledai, tai mes išvežėm juos kitur į parduotuvę. O dabar mes prekiaujame tik tais, keksiukais. Eimit, kokie keksiukai? Gerai, kad paklausai. 11 litų paprasti, o jeigu ypatingai, tai 20 litų vienas. Kiek sakei? Paprasti 11 litų, ar 10? Neatsimenu, bet ypatingai 20 litų. Jūs žinot? Žinot, jūs ką tik man spėjot sugadinti dieną. Ir ne, ačiū, aš nenoriu jūsų kažkokių šudinų smirdančių keksiukų. Jeigu taip nenori, tai nereikėjo čia tai ir ateiti. Gerai, tiesiog kaisiu pas savo draugę. O palauk, man draugė anoj pusėj. O dieve, negaliu vaidės, kai taip man nutinka. Saugokitės! Ką? Atsiprašau. Tau viskas gerai? Ką? Ar nori būti mano vaikinu? Ką? O dieve, padėko, kad nors žiūrėjau, kaip tau sekos, nesužeista tu, nes kiti būtų tiesiog nuvažiavę. Nemanau, nes aš graži. O jetus. Ja. Ja. O beje,
Nežinau, ar norėsiu būti tavo vaikinu. Na, pagalvosiu. O beje, mano vardas Lukas, tai... Ate! Tikiuosi, kad jis nesutiks būti mano vaikinu. Manau, reiktų šiek tiek pailsėti. Na? Kokia graži diena, koks gražus dangus. Nėra debesų, bet gražu. Vaikas. Įdomu, kur bėga. Pala, ką? Sugriežk tu! Parduosiu. Sugriežk! Padėkit! Reikia policijai paskambinti. Nesakyk, kad aš namie palikau savo telefoną. Ne. O Dieve, labai ilgas kelias grįž namo. O Dieve, net neįsiminiau to vaiko. Ir dar tas rankaklis, kas kainavo 397. Ir jis buvo toks gražus ir spindintis. Reikia greičiau eiti pas Samantą. Pas Sandrą. Pagaliau aš čia. Nagi. Nosis. Tau viskas gerai? Nosis. Taip. Ne. Nežinau. Tai ko nori? Suprantama, ne? Ką tik mane apvogė ir turite... Kur Sandra? Sandra, Ar jūs nematot, kad mane ką tik apvogė? Greičiau sakykit! Į Švedijoj, Plane ir Ispanijoj. Kur? Į Ispanijoj. Sandra Ispanijoj, kodėl į Ispanijoj? Jūs susipykot, ar ne? Buvo vienas piktas, bet su kuo tai susiję? Jie labai buvo liūdna nuo to laiko ir tėtis prarado jos darbą ir jis net kai prarado darbą mane paliko ir Sandra labai buvo sugniuždyta tuo dar laiku, tai tėtis tavo buvo Sandros. Jis išvažiavo į Ispaniją, bet Sandra norėjo kartu su juo, tai jie dabar abudu išvažiavę. Ir jie, aišku, manęs klausė, kad važiuotum, bet aš labai myliu Lietuvą. Geriausia gyvenime. Rimtai, pati geriausia. Pabaiga. Okay.